Šiaulių universitete antrą kartą surinktas studentų fotografijų konkursas. Praėjusiais metais konkursą rengė Ryšių su visuomenė tarnyba, o šiais metais iniciatyvos ėmėsi patys studentai – Jonas Bartkus ir Laura Baltijūtė. Žinau, kad reiks daug dirbti, bet matote rezultatą. Žmonės ir siuntė nuotraukas ir džiaugiasi ir prizais, ir nežinau, įvairiai. Kaip vertini studentų aktyvumą? Labai dažnai skundžiamasi, kad neaktyvūs studentai. Na, sulaukėme apie 36 ar 8 dalyvius. Nuotraukams galbūt apie 140 nuotraukų. Kaip atsirado pavadinimas Šūvis? Šūvis. Na, pernai vyko mano studijų miestas, kurį organizavo Šiaulių ir Klaipėdos universitetai. Šiemet nusprendėm, kad reiktų padaryti alternatyvą ir surengti dar vieną konkursą. Pavadinimu Šūvis, o Šūvis galbūt atkreipėm mes su Laura, taip pat organizatorė, dėmesį į pernykščią parodą. Nes pernai galbūt labiau buvo skiriamas dėmesys miesto tematikai, visai architektūrai, ten kas sudėtingiau. O mes šiemet nusprendėme, kad galbūt būtų galima ir pažiūrėti viską paprasčiau. Fotografijų konkurse dalyvavo įvairių fakultetų studentai. Geriausios fotografijos eksponuojamos Šiaulių universiteto dailės galerijoje. Parodos atidarymo metu išdalyti 6 prizai. Mes surinkom komisiją autoritetingą, kurią sudarė 6 žmonės. Jos vadovas buvo Aleksandras Ostašenkovas. Na ir išrinkome galbūt geriausius darbus. Paskirstėme prizus, kas turėtų ką gauti ir žiūrėjome, kad būtų kompoziciškai paroda tuo pačiu. Praėjusių metų konkurse Mano studijų miestas uždarosios akcinės bendrovės Orksita įsteigtą pagrindinį prizą fotoaparatą laimėjo humanitarinio fakulteto studentė Ieva Stočkutė. Pamačiau skelbimą, nes lankiau tuo metu pasirenkamąjį dalyką Menų fakultete ir tenai ant sienos buvo skelbimas, kad yra toksai konkursas ir kad siūlomi visų fakultetų studentai dalyvauti. Iš pradžių taip ignoravau šiek tiek, nes galvoju, čia aš humanitarė, nelabai čia ne mano sritis ir nelabai aš turiu ką veikti, fotografijose. Bet kadangi dėstytojas mūsų laisvai pasirenkamą dalyką vis dėlto dar pasiūlė, pagitavo, tai galvoju, reikia pabandyti ir pabandžiau. Tas pasirinkamasis dalykas ir buvo fotografija? Fotografiją lankiau 2 pusmečius pas profesorių Giedrių Šukčių. Kadangi tai prie žmogaus prieiti ir jį fotografuoti nėra labai lengva ir jisai arba nesutinka, arba pasimeta ir tos nuotaikos būna netokios natūralios, o taip iš pasalų fotografuoti dar nelabai esu įgudusi, tai pradėjau fotografuoti pastatus. Tai vat ir buvo nuotraukose mano pastatai pernai metų konkurse. Labai dėkoju įmonėje Orksitai, kuri įsteigė pagrindinį prizą. Labai gerą fotoaparatą, iš tikrųjų, nes prieš tai fotografavau su savo senąją Mailinę, o dabar gavau pernai veidrodinį fotoaparatą ir iš tikrųjų ir nuotraukos daug, kokybė nuotraukų geresnė ir pačio fotoaparato galimybės labai geros. Tiesiog nuotraukų kokybė iškart pakyla ir tu labiau netgi užsidegi su to fotoaparatu eiti ir kažką daryti. Ką tu šis mėgsti fotografuoti? Mėgstu žmonės fotografuoti, pastatus ir tokias visokias netradicinės situacijas, jeigu pamatai. Pavyzdžiui, prieš porą dienų ėjom gatvę ir pamatėm ant asfalto išmėtytą duonos kepalą, pjaustytos duonos. Ir jie taip gerai atrodė ir, ir tie šešėliai tokie buvo įdomus ir mes paveikslavom, su draugais ėjom ir pradėjom paveiksluoti ir tikrai geros nuotraukos ir tokių situacijų būna dažnai. Nes labai būna kartais, kad nepasiemi fotoaparato ir pamatai tokių gerų situacijų, po to taip gailėsi, kad paleidai kadrą. Jo, kad paleidai kadrą, galvoju, turėčiau, paveiksluočiau, va čia tai būtų nuotrauka. Tai va dėl to ir nešiojas dabar. Tai fotografija gyvenimo būdas tapo? Taip, tikrai taip, po to konkurso, kai įvertina tikrai kompetentingą komisiją, kad sako, viską gerai darai ir daryk toliau ir tas toks padrąsinimas, palaikymas, paskatinimas iš visų ir iš fakulteto dėstytojų, ir iš menų fakulteto dėstytojų, ir iš visų, taip pat šeima irgi čia sako, o, tu čia šaunuoliai ir panašiai. Tai labai tikrai padaro savo ir tiesiog nori eiti pirmyn ir toliau daryti kažką.
Šiemetinėje konkurso Šūvis parodoje taip pat eksponuojamos Ievos fotografijos. Šūvis, ką tai reiškia? Tai galbūt patys geriausi kadrai, kurie pagauti, nušauti, tarkim, ir kurie yra čia eksponuojami, nes vis tiek siunčiami darbai tie, kuriem pačių autorių nuomonė yra vieni iš geriausių. Ar ateitie dar, dabar jau esi 4. kurse, baigi 4. kursą, ar ateitie manai, kad tau ta fotografija pravers, o gal apskritai gal tapsi profesionalė, ar nesvajoji apie tai? Aš iš vis dabar turiu tokią idėją, kad galbūt stoti kažkokią tai menų sritį, galbūt fotografiją, ar kažkokius kursus praeiti, ar daryti tai universitetinėme lygyje, ar ne, dar nežinau, bet kažką su fotografija tikrai galvoju daryti. Tai, bet dar nesu grinai apsisprendusi, kuria linkme judėti, bet mintise yra tokie pasvarstymai apie šitą studijų dalyką. Tai žadi šaudyti toliau? Žadu šaudyti toliau ir linkiu sėkmės visiems tiems, kurie taip pat šaudės ateityje. Ir tikrai konkursas yra puikus ir net jei ir nelaimi, net jei ir kažko ten tavo nuotraukos nėra publikuojamos ar panašiai, bet vis dėlto yra įdomu pabandyti save, išreikšti save ir bent jau pasižiūrėti kitus, kurie taip pat tai daro ir vis dėlto, kai pamatai kitų darbus, tada gali kažkaip lyginti save, įvertinti arba tave įvertina kiti. Jonas menų fakultete studijuoja audiovizualinį meną. Dažniau ne fotografuoja, o filmuoja. Kas svarbiau, fotoaparatas ar sugebėjimas fotografuoti? Galbūt, manau, ir tas yra svarbu. Ir tas. Bet svarbiausia, reikia turėti idėją, ką norime perteikti fotoaparatu. Kaip kažkuris žmogus yra sakęs, kiekvienas fotoaparatą turintis yra fotografas. Na taip, fotografas, bet jisai dar mažesnės pakopos. Kad būtum jau pažangesnis fotografas, reikia lankyti ir studijas įvairias ir semtis įgūdžių fotografuojant ir įvairiai taip. Jonai, tavo Facebooko puslapyje daug nuotraukų? Geras klausimas. Retai atnaujinu aš tenai nuotraukas. Taip yra nuotraukų. Ar mėgsti žiūrėti kitų nuotraukas Facebooko puslapyje? Kartais taip. Ar žiūri kaip kritikas, kritiškai vertini, ar tiesiog... kaip tu vertini apskaitai nuotraukų talpinimą Facebook'e? Tai įvairiai. Man patinka kad žmonės nenori būti taip vienodi, dažnai ten tą pačią nuotraukų įsidėję ir kokį metus laiko tenais ir kad jis kažką atnaujina. Ko siūlytum nekelti, nerodyti Facebook'e? Galbūt dabar tokių nuotraukų, kurios merginos, gal ne tik merginos pačios paveiksliuojasi tenais įvairiai, jau ten labai seksualiai ar kažkaip jau nori atkreipti dėmesį. Ir taip pat tokių labai asmeninių nuotraukų, galbūt nėra ta erdvė, kur reikėtų viešinti, tai užtenka savų albumų, savų nuotraukų kažkur ten pasidėti ir turėti savo dėl savęs. Tai nėra ta viešoji erdvė, nes vis tiek visi viską matome ir, nežinau, iškart gaunasi, kai pamatai tas tokias nuotraukas, formuojasi visai kitas žmogaus įvertinimas, negu kad iš tikrųjų galbūt pažįstant tą žmogų, bendraujant su juo. Gali susidaryti klaidingą nuomonę. Tikėkime, kad studentų fotografijų konkursas taps tradicija.